Kai žmonės išgirsta frazę pavojingiausi gyvūnai pasaulyje, vaizduotė dažniausiai juos nuveda prie nasrų su didžiuliais dantimis, ryklių, liūtų, vilkų ir panašiai. Tačiau pasižiūrėjus į pasaulio statistiką, tarp mirtiniausių pasaulio gyvūnų įsipaišo ir visai kiti gyvi sutvėrimai, apie kuriuos net nesusimąstome. O kai kurie iš jų yra daug mažesni ar net telpa ant delno. Bet prieš pradedant pavojingiausių gyvūnų 10-tuką, noriu priminti, kad jūsų parama yra labai svarbi kanalo augimui ir laidų tobulėjimui. Tad nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti po šio video, ką manote apie pavojingiausius gyvūnus, ar kokių laidų ateityje norėtumėte ir žinoma, prenumeruokite kanalą Maistas smegenims, kad lengvai rastumėte naujausias laidas. 20-tuką pradedame nuo ryklių, kurie vargu ar kažką stebina, jog atsidūrė šiame tope. Rykliai jau seniai gyvena kolektyvinėje vaizduotėje kaip beveik tobulas kvapą gniaužiančių trilerių ir siaubo filmų simbolis. Iš vandenyno gelmių atplaukęs grobuonis, tamsus pelekas, neramiai sukantis ratus vandens paviršiuje ir galiausiai negailestingai puolami iš vandens išlipti nespėję žmonės. Tačiau nepaisant daugybės filmų apie ryklių žudikus, pasauliniu mastu jie kasmet nužudo ne tiek ir daug, maždaug 6 žmonės. Žinoma, nors statistika neatrodo tokia bauginanti, realiai susidūrus su rykliu gyvenimas gali nutrūkti akimirksniu. Ir būtent todėl rykliai yra laikomi vienais pavojingiausių žmonėms sutvėrimų. 19 vieta – lokiai. Milžiniškas kūnas, greitis, stiprios, stambius nagus turinčios letenos, kurios gali suplėšyti medieną. Manau, niekas nesiginčytų, kad savo dydžiu ir jėga lokiai tikrai atrodo pavojingai. O pasauliniu mastu lokiai kasmet nužudo apie 20 žmonių. Daugiausia mirtinų atakų siejama su rudaisiais lokiais ir ilgalūpiais lokiais, o daug mažiau su kitomis rūšimis, pavyzdžiui, baltosiomis ar juodosiomis meškomis. Lokys gali pulti gindamas jauniklius, maistą, teritoriją arba tiesiog reaguodamas į netikėtą žmogaus pasirodymą, prisiartinant pernelyg arti. Nors miške žmogus mėgsta galvoti, kad jis ramiai vaikšto gamtoje, lokio akimis žmogus tiesiog įžūliai vaikšto svetimame kieme. 18 vieta – vorai. Jeigu pavojų matuotume vien pagal tai, kiek žmonių klykteli pamatę kokį nors gyvį kambario kampe, vorai kovotų dėl pirmosios vietos. Tačiau tikrieji skaičiai daug santūresni. Pasaulyje vorai kasmet nužudo apie 50 žmonių. Tai gerokai mažiau nei leidžia manyti daug kur paplitusi paniška vorų baimė. Mirtini susidūrimai su vorais yra gan reti, ypač ten, kur veikia gera sveikatos priežiūra ir yra lengvai prieinami priešnuodžiai. Be to, didžioji dauguma vorų žmogui apskritai nekelia jokios grėsmės. Pavojingos tik tam tikros nuodingos rūšys, tačiau net jų atveju ne kiekvienas įkandimas baigėsi sunkiu sveikatos sutrikdymu ar mirtimi. Susidūrus su nuodingu voru, jo įkandimas gali sukelti stiprų skausmą, audinių pažeidimus, neurologinius simptomus ar kitas komplikacijas, ypač jei žmogus delsia kreiptis pagalbos. 17 vieta – begemotai. Vaikiškose knygose begemotai nuo senų laikų buvo pristatomi gan neteisingai. Net ir dabar įvairiose pasakose begemotai vaizduojami kaip apvalūs, nerangus, sunkus ir lėtai judantis gyvūnai. Tačiau tikrovėje susidūrimo su juo metu tai vienas pavojingiausių stambiųjų Afrikos gyvūnų. Begemotas yra teritorinis, agresyvus vandenyje gyvūnas, turintis milžiniškus dantis ir judantis daug greičiau nei atrodo. Daug tragedijų įvyksta upėse, ežeruose ir jų pakrantėse, kur žmonės žvejoja, semia vandenį, plaukia valtimis ar tiesiog bando kirsti tą pačią erdvę, kuri begemotui priklauso iš prigimties. Nors pasauliniu mastu begemotams priskiriama tik daugiau kaip 50 mirčių per metus, jų susidūrimų mirtingumas yra neproporcingai didelis. Daug kur pažymima, kad susidūrimai su hipopotamais pasižymi vienu aukščiausių mirtingumo rodikliu tarp tipiškų safario gyvūnų. 16 vieta – medūzos. Jos permatomos, lengvos, be kaulų, be nasrų, be veido, kuris primintų plėšrūną.
Ir vis dėlto kai kurios medūzų rūšis turi ginklą, dėl kurio žmogui gali nebeužtekti laiko net suprasti, kas įvyko. Pasauliniu mastu medūzoms priskiriama apie 100 mirčių per metus. Tarp pavojingiausių kubo medūzos, nes kelių šių medūzų rūšių nuodai gali sukelti nepakeliamą skausmą, širdies veiklos sutrikimus, kvėpavimo problemas ir žaibišką šoką. Jos laikomos pačiais nuodingiausiais vandens gyvūnais. Įdomiausia, kad medūzos nežudo persekiodamos. Joms nereikia nei medžioti, nei rodyti perdėtos agresijos. Žmogui pakanka prisiliesti prie čiuptuvų ir į odą akimirksniu iššauna tūkstančiai geliančių ląstelių. Daugiausia pavojingų atvejų registruojama Indijos, Ramiojo vandenyno regione, kur tropinės pakrantės traukia poilsiautojus, žvejus ir tiesiog vietos bendruomenės. 15 vieta – krokodilai. Per visą pasaulį krokodilams priskiriama daugiau nei 150 žmonių mirčių per metus. Nors vis dėlto manoma, kad tikrasis skaičius gali būti kiek didesnis, nes realius skaičius iškraipo neišsamios ataskaitos iš atokių regionų, kuriuose gyvena krokodilai. Didžiausią grėsmę žmonėms kelia Nilo krokodilai ir briaunagalviai krokodilai. Dauguma aukų žūsta ten, kur vanduo yra kasdienio gyvenamo dalis ir žmonės tiesiog negali išvengti artinimosi prie vandens, net ir žinodami, kad ten potencialiai gali tykoti krokodilai. Žmonės eina prie vandens, nes ten maudosi, semia vandenį, žvejoja ir panašiai, o krokodilui tuomet belieka pulti savo auką. 14 vieta – didžiosios katės. Liūtai, tigrai ir leopardai yra didžiosios katės, kurioms kasmet visame pasaulyje priskiriama apie 300 žmonių mirčių. Statistiškai daugiausia nelaimių su liūtais įvyksta kai kuriuose Afrikos dalyse, su tigrais Pietų Azijoje, o su leopardais tiek Azijoje, tiek Afrikoje. Nors esame įpratę, kad filmuose didžiosios katės puola turistus, fotografuojančius vaizdus safario atvirukams, ar tiesiog be jokios aiškios priežasties, iš tiesų dažniausiai konfliktai kyla ten, kur plėšrūnai ir žmonės dalijasi tą pačią žemę ir plėšrūnai susiduria su vis mažėjančios erdvės problema. 13 vieta – bitės, vapsvos ir širšės. Daugybė žmonių paniškai bijo vapsvų ar širšių, tačiau daugelis vargu ar žino, kad jos patenka į pavojingiausių žmonėms gyvių sąrašą. Nepaisant to, kad šie vabzdžiai yra maži ir nuo seno gyvena greta žmonių, bitės, vapsvos ir širšės kartu kasmet pražudo daugiau nei 500 žmonių. Dauguma šių mirčių susijusios su sunkia alerginė reakcija – anafilaksija, kuri vystosi labai greitai ir gali baigtis mirtimi, jei laiku nesuteikiama reikiama pagalba. Tad alergiškam žmogui net ir vienas įgėlimas gali tapti išties pavojinga situacija, apie kurią daugelis net nepagalvoja, kai mėgaujasi vasarą, atlieka sodo darbus ar tiesiog eina gatve ir susiduria su vapsva. Deja, dažnai žmonės net nežino, jog yra alergiški, arba net ir žinodami, su savimi nesinešioja antihistamininių vaistų ir adrenalino injekcijos. 12 vieta – drambliai. Jie yra vieni protingiausių gyvūnų pasaulyje. Drambliai pasižymi itin didelėmis smegenimis, puikia atmintimi, gebėjimu naudotis įrankiais, spręsti sudėtingas problemas, taip pat demonstruoja savimonę ir kompleksinį socialinį elgesį, įskaitant artimųjų laidojimą. Tačiau nepaisant to, kad šie gyvūnai yra išties protingi, nereikėtų pamiršti ir kito fakto – jie yra pavojingi. Pasauliniu mastu drambliai kasmet nužudo apie 1000 žmonių. Čia, kaip ir su daugeliu kitų laukinių gyvūnų, konfliktai su žmonėmis kyla dėl besitraukiančių dramblių buveinių plotų ir žmogaus noro vienaip ar kitaip konfliktuoti su laukinė gamta. Drambliai yra tokie masyvūs, kad jie gali tiesiog mirtinai sutrypti juos supykdžiusius ar kelyje pasimaišiusius žmonės. Drambliai yra puikus pavyzdys, kad pavojingiausi gyvūnai nebūtinai yra mėsa mintantis plėšrūnai. Kartais užtenka tiesiog kelių tonų gyvos masės, išgąsčio ir kelių sekundžių chaoso. 11 vieta – musė cėcė. Nors šios musės yra gan panašios į paprastas naminės muses, vis dėlto jos atsiduria pavojingiausių gyvių tope.
Pasaulyje šioms musėms priskiriama apie 1500 mirčių per metus, nes musė CC platina afrikinę tripanosomozę, geriau žinoma tiesiog miegligės pavadinimu. Žinoma 21 musės CC rūšis ir dauguma jų perneša ligos sukėlėjus. Tiesa, dabartiniai sergamumo ir draugė mirčių skaičiai yra gerokai mažesni nei prieš kelis dešimtmečius, todėl musė CC pavojingiausių padarų sąraše yra kiek nukritusi. Tačiau miegligė tebėra mirtina liga, jei nediagnozuojama ir negydoma laiku. Parazitai, kuriuos perduoda musė CC, plinta organizme, o vėliau pasiekia centrinę nervų sistemą. Negydomas ligonis miršta po 9-12 mėnesių. 10 vieta – kaspinuočiai. Pasauliniu mastu kaspinuočiams, o tiksliau jų sukeltai cisticerkozei, priskiriama apie 2000 žmonių mirčių per metus. Nors skaičiai skirtingose šaltiniuose svyruoja, tačiau ši liga neabejotinai išlieka itin rimta problema ten, kur žmonės susiduria su silpna sanitarija, prasta maisto kontrole ir nepakankama veterinarinė priežiūra. Didžiausia grėsmė kyla tada, kai kiaulinio kaspinuočio lervos patenka į žmogaus audinius ir pasiekia net smegenis ir akis. Tuomet vystosi neurocisticerkozė, būklė, kuri daugelyje regionų laikoma viena iš įgytos epilepsijos priežasčių. Toks užkrėtimas kaspinuočiais nepasižymi greita mirtimi. Žmogui dar tenka susidurti su tokiais nemaloniais simptomais kaip traukuliai, neurologiniai sutrikimai ir tik vėliau viskas baigėsi mirtimi. 9 vieta – skorpionai. Pasaulyje skorpionams priskiriama apie 3000 žmonių mirčių per metus. Tiesa, šis skaičius gali būti kur kas didesnis, nes dalis įgėlimų ir mirčių vis dar tinkamai nedokumentuojama tokiose vietovėse. Žinoma, ne visi skorpionai yra mirtinai pavojingi ir jų įgėlimai dažniausiai baigėsi tiesiog vietiniu patinimu, dilgčiojimu ar tirpimu. Bet kai kurios rūšys turinčios itin stiprius nuodus gali žmogui sukelti stiprius nervų sistemos, širdies ir kvėpavimo sutrikimus. Skorpionų įgėlimas pavojingiausias vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, taip pat tiems, kurie gyvena toli nuo gydymo įstaigų ir tiesiog nespėja laiku sulaukti pagalbos. 8 vieta – apvaliosios kirmėlės. Nors vargu ar daugeliui šautų į galvą mintis, kad apvaliosios kirmėlės kasmet nužudo daugiau žmonių nei liūtai, krokodilai ar skorpionai, visgi manoma, kad vienas karidės sukeliančios askaridozę pasaulyje kasmet pražudo maždaug 4000 žmonių. Tikslių skaičių visgi neįmanoma įvertinti, mat mirties priežastis dažnai priskiriamos komplikacijoms, tokioms kaip žarnų nepraeinamumas ar sepsis. Kaip ir kaspinuočių atveju, apvaliųjų kirmėlių plitimas glaudžiai susijęs su sanitarijos trūkumu, prasta higiena, taip pat užterštu vandeniu. Užsikrėtimas kirmėlėmis ypač pavojingas vaikams. Būtent jie dažniausiai ir užsikrečia kirmėlėmis, o tai gali lemti mitybos nepakankamumą, augimo sutrikimus ir sunkias žarnyno komplikacijas. Esant dideliam askaridžių kiekiui gali vystyti žarnų neprieinamumas, mechaninė gelta, ūminis kasos uždegimas, apendicitas. O ligoniui vemiant, askaridžių gali patekti į kvėpavimo takus, todėl ligonis gali uždusti. 7 vieta – smėlinės muselės. Iš pažiūros šios muselės, kurios taip pat vadinamos tiesiog moskitais, yra tokios mažytės, kad vargu ar kiltų mintis jas priskirti prie pavojingiausių žmogui sutvėrimų. Smėlinės muselės yra vos 2-3 mm ilgio, tad yra netgi mažesnės už uodus, nors irgi siurbia kraują. Pasauliniu mastu smėlinėms muselėms priskiriama apie 5000 žmonių mirčių per metus, o seniau šie skaičiai buvo dar didesni. Žinoma, smėlinės muselės nežudo žmonių kaip kokie liūtai ar krokodilai. Jos tiesiog platina leišmaniozę. Pavojingiausia ligos forma – visceralinė arba vidaus organų leišmaniozė, kurios negydant 90% atvejų baigėsi mirtimi. Liga pažeidžia vidaus organus, sukelia karščiavimą, svorio kritimą, mažakraujystę, kepenų ir blužnies padidėjimą.
Kol ligonis liesėja, jo pilvas vis labiau pučiasi. Be to, toliau negydant gali prasidėti komplikacijos – plaučių uždegimas, inkstų uždegimas ir kitos ligos. 6. vieta – triatominės blakės. Jos platina Čagazo ligą, dar vadinama amerikinė tripanosomozė. Pasauliniu mastu dėl to triatominėms blakėms priskiriama apie 8000 žmonių mirčių per metus. Labiausiai liga paplitusi tarp Lotynų Amerikos gyventojų, tačiau spartėjant žmonių emigracijai, Čagazo liga vis labiau užsikrečia ir kiti. Triatominės blakės labiausiai paplitusios Pietų ir Vidurio Amerikoje, taip pat kelios rūšys paplitusios Azijoje, Afrikoje ir Australijoje. Čagazo liga gali būti tiek ūmi, tiek lėtinė, tačiau abi formos gali baigtis mirtimi. 5. vieta – gėlavandenės sraigės. Pasirodo, kad net ir sraigės, kurios neturi nei aštrių dantų, nei gėlonies, gali būti itin pavojingos žmonėms. Gėlavandenės sraigės perneša parazitus. Jos yra gyvybiškai svarbi schistosomiazės, dar vadinamos tiesiog sraigių karštinė, plitimo grandis, nes yra tarpiniai šeimininkai, kurie padeda joms daugintis ir vėliau išskiria jas į vandenį. Būtent todėl šioms sraigėms pasauliniu mastu priskiriama apie 14 000 žmonių mirčių per metus. Šaltiniuose taip pat pabrėžiama, kad oficialūs skaičiai greičiausiai yra kur kas mažesni už realų mirčių kiekį. Žmogus užsikrečia tada, kai parazito lervos prasiskverbia per odą, kontaktuojant su užkrėstu gėlu vandeniu. Kitaip tariant, tai gali nutikti maudantis, skalbiant, žvejojant, dirbant ryžių laukuose ar tiesiog geriant vandenį. Liga pažeidžia šlapimo takus, žarnyną, kepenis ir kitus organus, silpnina organizmą, trikdo vaikų vystymąsi, gali sukelti kojų paralyžių, kraujo vėžį ir galiausiai viskas gali baigtis mirtimi. 4. vieta – šunys. Nors daugeliui šunys yra ištikimybės, artumo ir amžinos draugystės simbolis, tačiau pasaulinėje statistikoje šunys išlieka tarp pačių pavojingiausių gyvūnų žmogui. Šaltiniuose skaičiai svyruoja, tačiau manoma, kad pasaulyje per metus miršta nuo 40 000 iki 59 000 žmonių. Bet verta pabrėžti, kad mirtinų sudraskymų statistikoje yra tik mažuma. Dauguma užfiksuotų mirtinų atvejų baigėsi taip blogai tik todėl, kad šunys užkrėtė žmonės pasiutligę. Beje, šunys sukelia apie 99% visų pasiutligės atvejų tarp žmonių. Pasiutligė pažeidžia nervų sistemą, o pasireiškus pirmiesiams simptomams beveik visi atvejai baigėsi mirtimi. Tiesa, skaudžios baigties galima išvengti, jei žmogus vos tik įkandus gyvūnui iš karto kreipiasi į medikus. 3. vieta – gyvatės. Skaičiuojama, kad nuo gyvačių įkandimų kasmet miršta maždaug nuo 81 iki beveik 138 000 žmonių, o dar maždaug 3 kartus daugiau patiria amputacijas ir kitas negalias. Žinoma, pavojingos yra ne visos gyvatės, o tik tos, kurių nuodai gali sukelti paralyžių, kvėpavimo nepakankamumą, masyvų audinių pažeidimą, organų nepakankamumą, širdies veiklos sutrikimus ir sepsį. Dažnu atveju prie žmonių mirčių prisideda ne tik nuodų stiprumas, bet ir faktas, kad žmonės gyvena ar vaikšto tokiose vietose, toli nuo ligoninių ir priešnuodžių. 2. vieta – žmonės. Pasirodo, jog žvelgiant į pasaulinę statistiką, žmonės labiausiai turėtų bijoti ne liūtų, meškų, krokodilų ar kirmėlių, o kitų žmonių. Skaičiuojama, kad žmonės kasmet nužudo apie 600 000 žmonių. Į šį skaičių įeina mirtis nuo smurto, karo, terorizmo ir kitų konfliktų. Tad žmonės yra vieni efektyviausių ir negailestingiausių žmonių naikintojų pasaulyje. 1. vieta – uodai. Kad ir kaip keistai tai skambėtų, tačiau šie labai įkyrūs, zvimbiantys kraujasiurbiai iš tiesų yra patys pavojingiausi žmonėms. Manoma, kad dėl uodų kasmet miršta apie 760 000 žmonių.
Pavyzdžiui, vien maliarija 2024 metais nusinešė apie 610 tūkstančių žmonių. O be jos, uodai taip pat platina dengės karštligę, geltonąją karštligę, japoninį encefalitą, čikunguniją ir kitas infekcijas. 2024 metais Afrikos regionui teko apie 90% maliarijos mirčių atvejų, o didžiulė dalis aukų buvo jaunesni nei 5 metų vaikai. Ačiū, kad žiūrėjote laidą. Nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti laidą su draugais, o komentaruose parašyti, ar kažkas iš šiame 20-tuke esančių gyvūnų sukėlė jums nuostabą. Taip pat nepamirškite prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte naujų laidų. Iki!